yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on our troubles will be miles away. Šį gruodžio mėnesį mačiau nemažai reklamų, įvairių kalbų apie Panetone. Šiaip žiauriai džiaugiuosi, kad kultūriškai šitas dalykas atėjo ir pas mus į Lietuvą, nes Italijoje mes pratę Panetone visą laiką valgyti nuo mažens, kiek aš atsimenu, per Kalėdas, per Naujus metus. Šį yra toks pagrindinis šventinis pyragas, kuris šiaip buvo paminėtas pirmą kartą istorijoje dar Romos imperijos laikais. Dar vienas dalykas, kuris žiauriai man užkliūna ir man net nepatogu taisyti, bet aš labai pastebėjau šitą klaidą, kad lietuviai dažnai mėgsta, ypatingai socialiniuose tinkluose, kiek girdėjau, kad kiti reklamuoja, naudoti šitą žodį moteriškoji giminėjai. Kažkodėl visiems nori sakyti daugiskaitai panetonės ir taip toliau, bet pyragas yra vyriškos giminės žodis, kilęs nuo pane, nuo paneto, tai yra duonos kepalas, tik tai didelis, panetone, tai yra vyriškos giminės žodis. Panetone pyragų rinkoje yra tikrai labai daug skirtingų prekinių ženklų ir skirtingų skonių, bet aš šiuo metu atvažiavau į Paupį, į Botlerį parduotuvę, pasiimti ir jums parodyti vienus ypatingiausių Panetone pyragų Lietuvoje. Šiuo metu visiems Panetone pyragam yra taikoma 20% nuolaida, tai kaina yra tik 15 eurų, tiesiai iš Italijos į jūsų rankas. Skoniai kuriantis prisiminimus.